Sveiki, esu Tomas Blažauskas ir šiandien norėjau supažindinti Jūs su programavimo golfu. Programavimo golfas tai tokia sportinio programavimo rūšis, kuri iš esmės reiškia suprogramuok uždavinį kuo trumpiau. Esu entuziastingas golferis ir šiuo metu esu pasaulio 20-tuke, taigi noriu pasidalinti savo patirtimi. Ir tai padarysime išspręsdami ir sugolfindami patį paprasčiausią uždavinuką, tai yra Fibonacci seka. Turbūt daug kas jau žinote, kas yra ta Fibonacci seka. Kitaip sakant, tai seka, kuri sudaroma sudedant du prieš tai buvusius skaičius. Pasižiūrėkite į paveikslėlį. Turėjome pradžioje skaičius 0 ir 1, juos sudėjome ir gavome 1. Dabar turime skaičius 1 ir 1, juos sudėjome, gavome 2. Turime skaičius 1 ir 2, juos sudėjome, gavome 3. Ir taip toliau. Taigi pasižiūrėkime, kaip atrodo pati paprasčiausia programa, kurią galbūt jūs mokėtės mokykloje. Aš šitą programą tiesiog įkopijuoju ir dabar mėginsime šitą programą sutrumpinti. Pradžiai paleidžiame. Kai matome, programa veikia ir ką jinai padaro, tai jinai pateikia 10 Fibonacci narių sumą. Dabar jeigu mes pažymime visą kodą, tai galime pamatyti, kad kodas užima 257 simbolius. O spėkit, koks yra rekordas. O rekordas yra apie 36 simboliai. Tai šita programa yra daugiau nei 7 kartus didesnė negu golfo rekordas. Kągi, pradedam trumpinti. Ir pirmas toks intuityvus trumpinimas tai yra tiesiog paimti ir pakeisti funkcijų kintamųjų pavadinimus, pašalinti nereikalingus tarpus, komentarus ir visus kitus dalykus. Tai aš paimu ir trumpinu. Fibonacci tiesiog pakeičiu į F. Skaičius 2 į A, skaičius 1 į B. Ir taip mūsų programa trumpėja. Suma į S. Na ir be abejo, nebūtinas yra štai šitas tarpelis golfe. Kas dar? Dar mes čia turime keletą bereikalingų simbolių. Pythone mes galime turėti tik tai vieną atitraukimą. Tai aš dabar šitą ir padarau. Ir kai visada reikia įsitikinti, kad mūsų programa vis dar veikia. Taip, jinai veikia, skaičiuoja teisingai. Ir jeigu pažymiu, mes turime jau 111 simbolių. Kitaip sakant, sutrumpinome daugiau nei dvigubai mūsų šitą programą. Bet tai dar tikrai toli nuo rekordo, taip kad einam trumpinti programą toliau. Ir viena iš taisyklių, kurią galime naudoti, yra tai, kad golfe funkcijos daugeliu atveju nepasiteisina. Todėl mums reikia stengtis jų išvengti, nes funkcijos apibrėžimas tai yra papildomi baitai. Aišku, yra atvejų, kai rekursija leidžia sutrumpinti kodą, tada taip, tada funkcijos tokios arba lambda funkcijos yra naudotinos. Tai aš paimu ir pašalinu funkciją. Ir turime štai tokį kodą. Dar ištrinsiu nereikalingą tarpelį štai šičia. Ir paleisiu. Aha, palikome klaidą, kadangi mes žinome tikslų narių skaičių, tai įrašome 10. Va ir dabar veikia. Kiek dabar turime? Dabar turime jau 86 simbolius. Einam minimizuoti programą toliau. Kita golfo taisyklė skamba taip. Stenkitės panaudoti specifinės kalbos savybės tam, kad minimizuoti kodą. Ir paėmėme 2 pirmas eilutes. Šitos 2 priskyrimus mes galime užrašyti kaip vieną. A,B lygu 0,1.
Matome, iš 86 pasidarė 82 baitai, tai yra sutaupėme 4 baitus arba 4 simbolius. Paleidžiame ir mūsų programa vis dar veikia. Ką galėtumėm sutrumpinti toliau? Na, matome, kad pas mus yra net 3 spausdinimo komandos. Taigi reikia visuomet stengtis palikti spausdinimo komandą tik tai vieną printą. Ir kur dar yra tokia nedidelė problema, tai šiuo atveju range funkcija naudoja 2 parametrus – startą ir paskutinę reikšmę. Tai ką mes padarome, tai mes paimame ir suminimizuojame. Ir čia kažkokių taisyklių nėra, reikia tiesiog patiems sugalvoti, kaip tą padaryti. Aš sugalvojau taip. Vėlgi pasinaudoju savybę, kurią turi Pythonas, kad galime priskirti kelis kintamuosius vienu operatorium. Ir pasižiūrime, ar mano šitas sugalvotas pertvarkymas veikia. Jisai neveikia. Štai šitaip dabar turės būti ir pasižiūrime, ar mano šitie pertvarkymai veikia. Ir matote, jie iš tikrųjų veikia. Ir dabar mūsų kodas užima jau tik tai 48 simbolius. Bet tai dar ne pabaiga, reikia sutrumpinti dar 12 baitų. Ir dabar pasinaudosime dar vieną specifinę Pythono savybę, tai yra pasinaudosime tokiu valrus operatoriumi, kuris leidžia ir priskirti, ir panaudoti kintamai vienu metu. Taigi šiuo atveju mes ir priskirsime kintamai A ir jį atspausdinsime. Tik mums reikia šiek tiek modifikuoti kodą. Pasižiūrime, ar veikia. Matote, veikia. Galite paklausti, kaip visą tai sugalvoti, bet čia reikia tiesiog paimti ir sugalvoti. Bet dabar turėsime dar porą naudingų golfo taisyklių. Šiuo metu turime 48 simbolius ir reikia sutrumpinti dar 12 simbolių. Ir viena iš tokių golfo taisyklių sako, kad jeigu tik tai yra galimybė, nenaudokite blokinių operacijų, operacijas sujungkite į vieną eilutę. Tai mes padarysime štai šitaip. Matote, po dvitaškio atspausdiname reikšmę, padedame kabliataškį, taip Pythone mes galime naudoti kabliataškį ir turime visą for bloką vienoje eilutėje. Paleidžiame, pasižiūrime, kad veikia. Ir iš tikrųjų veikia. Turime 45 simbolius, mažinam toliau. Dabar jau ką mes galime mažinti, liko faktiškai tik viena vieta. Tai yra for ciklas. Na ir iteravimą mes galime šitoj vietoj sutrumpinti dar porą būdų. Vienas iš jų – paimti ir sukurti fiktyvų masyvą arba sąrašą ir jį iteruoti. Pašalinu į kintamai, kadangi jis nieko nereiškia pas mus. Ir vietoj range mes sukursime tuščią sąrašą iš 10 elementų. Paleidžiame, pasižiūrime, veikia. Matome, mūsų kodas sutrumpėjo iki 41 simbolio. Liko dar keletas simbolių. Ir ką mes galime trumpinti, tai tik tą patį ciklą. Ir kaip mes galime įsitrumpinti, ogi paimti ir iš viso nenaudoti ciklo. Tai jums gali kilti klausimas, kaip nenaudoti ciklo, kaip tokia programa turėtų atrodyti. Tai aš paimsiu ją ir parašysiu. Na va, turime tokią programą. Paleidžiame, matote, veikia. Aišku, sakysite, kad dabar kodas labai yra didelis. Taip ir yra iš tikrųjų, tačiau mes galime paimti ir programiniu būdu sugeneruoti šitas eilutes. Kaip programiniu būdu sugeneruoti šitas eilutes, tai
galime pasinaudoti vėlgi Pythono savybę, kad mes galime paimti ir dauginti eilutes. Štai matote, viena yra komanda. Aš ją paleidžiu. Ir jinai šiuo atveju neišveda rezultato, bet mums padaro tą kodą, kurį aš buvau prieš tai padaręs rankiniu būdu. Taigi vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai šitą kodą įvykdyti. Ir visos interpretuojamos kalbos turi kažką panašaus į exec, eval ir panašiai. Ir mes tą galime padaryti. Taigi atstatau tai, ką turėjau. A lygu B lygu 1. Ir dabar rašome exec. Mums jau spausdinti eilučių nereikia. Va štai tokia forma. Tai kas dabar bus? Tai šitas kodas paims ir pagamins 10 tokių eilučių, o exec komanda paims ir įvykdys. Na, matote, veikia. Taigi, turime 37 simbolius ir tai faktiškai yra beveik pati minimaliausia Fibonacci skaičių programa naudojant Pythono kalbą. Čia aš ir pabaigsiu. Jei norite, paimkite ir suminimizuokite dar 1 baitu. Nu, kam patiko šita sporto šaka, kviečiu užsukti į KTU atviras Pythono pamokėlės. OpenKTU edu, neformalus mokymas, programavimo mokymai. Susirasti iššūkį suprogramuok trumpiau ir čia paimti ir paspręsti įvairius uždavinukus, pamėginti juos suminimizuoti kiek tik tai įmanoma. Nu, o čia Labas golfo pasauly yra ta medžiaga, pagal kurią aš jums ir parengiau šitą video. Aš tikiuosi tokių video padaryti ir daugiau, taigi pasimatysim kitam video. Iki pasimatymo.